Ar nuo lėkštės dydžio priklauso, kiek suvalgot maisto? Labai mėgstu šitos tyrimus, visada atsiverčiu pamačius, jų tikrai čia ne pirmas yra. Ir man įdomu todėl, kad aiškaus atsakymo mes dar vis neturim. Kas po tiek metų tyrimų statistiškai turbūt reiškia ne. Na, šiame tyrime nustatyta, kad valgant pusryčius lėkštės dydis suvalgomo maisto kiekio nenulėmė. Jei pusryčius valgom iš didesnės lėkštės, tai dienos metu suvalgom šiek tiek daugiau maisto, maždaug apie 100 kilokalorijų. Bet alkio, sotumo jausmai, bendras suvartojimo kalorijų kiekis nepriklauso nuo to, iš kokio dydžio lėkštės buvo valgyta. O suvartojimo maisto kiekis taip pat nepriklauso nuo socialinės ekonominės padėties. Tai tikrai nėra taip, kad tie, kurie gyvena vargingiau, valgo gerokai daugiau, tie, kurie yra turtingesni, suvalgo gerokai mažiau, nes yra ir toks stereotipas. Na, aišku, turiu pasakyti ir laboratorijoje. Ar ir kaip keičiasi elgesys namuose ir kavinėse, mes šiame tyrime dėja nenustatėme. Tai matyti, teks ieškoti ir skaityti toliau. Skanaus, taikos ir ramybės.